žiūrėsite istorinius nelaiškus, logiškai nuo seniausių laikų. Ko gero, nuo pat akmens amžius. Kadangi čia yra akmenė, tai aišku pradėsime nuo akmens amžiaus. To galbūt ne su tuo susiję. Čia irgi Antano Adomaičio sukurtos istorinės stelos, pastatytos čia prieš kelis metus ir dar jos, kiek supratau, dar bus plečiamas, statomos ir galima padėkoti žmonėms, mecenatams, o vienas čia stovi Arūnas Ostrauskas ir filmuoja, taip pat Saulius Kiparis ir dar šiek tiek, kiek žinau, iš kažkokių fondų, bet čia tikrai Arūnas dar daugiau ko gero mane papasakotų, bet kadangi jis filmuoja, tai teks man pasakoti. Tai va, akmens amžius, aišku, visame pasaulyje ir Lietuvoje buvo akmens amžius, čia galime pamatyti ir visokių tokių simbolinių dalykų. Antano kūryba yra labai daug simbolikos ir galima daug atrasti visokių tokių smulkmenų, detalių, įdomiausių prie kiekvieno jo kūrinio galime ilgiausiai stovėti ir žiūrėti. Ir kai aš klausiu Antano, ką reiškia vienas ar kitas kūrinys, jisai dažniausiai taip atsako. Kad sako, kiekvienas mato skirtingai ir kiekvienas gali skirtingai paaiškinti. Ir kiekvienas žmogus, kaip paaiškins, taip ir bus teisingai. Gal, jeigu jisai taip paaiškina, tai galbūt taip ir yra. Čia matosi, kaip akmens įrankiai buvo gaminami. Juk tada, kaip akmenį suskaidyti, dabar jeigu mums reiktų skaidyti, mes pasijungtume geležinį kūjį, trenktumėm, galbūt suskaidytumėm. Bet akmens amžiai nebuvo geležinio kūjų, kadangi tai buvo ne geležies amžius, o akmens. Ne? Tai vieną akmenį galėjo su kitu suskaldyti. Na ir kažkas gaudavosi geriau ar mažiau, tada kažkaip dar skaldydavo, ten dėdavo į ugnį, degindavo, na ir kažkokį, jeigu reikdavo pradurti šitą, praurbinti skylutę, tai pildavo smėlio, vandens, zulindavo, įsivaizduoju, ten kol 1 milimetrą prazulinti, kokią valandą reikia zulinti, tai tas kažkoks tai įrankis, buvo ypatingai brangus, o dar kitus ankstyvajame akmens amžiuje tai būtų tokie negrabūs, tai įrankiai, ten kažkokie šukiai, jeigu su tą šukį gali kažkaip panaudoti ir gerai. Bet paskui metam bėgant buvo vidurinysis akmens amžius, po to jau naujasis arba neolitas, tada žmonės išmoko jau gražesnius gaminti įrankius, juos kažkaip nuzulinti, išdailinti ir viskas tobulėja. Akmens amžiuje žmonės jau ir laivus statė ir plaukė po jūros, tai ką jūs norite, naujajam akmens amžiui. Tai čia yra ir kažkur tai mėsą kepa vanta. Ir va čia gražesnis tas padarytas toksai kirvis ir plaktukas, irgi matosi, kaip šitą skylę zulina. Va ir, čia visokie ir būstai, čia ką tik tai nori, gali pažiūrėti. Ir čia yra šiai dienai, ko gero, vienintelis muziejus po atvirą dangumi Baltijos šalyse. Arūnas gali patvirtinti arba paneigti, ar ne? Patvirtinti, tik tais patvirtinti. Baltijos šalyse vienintelis muziejus po atvirą dangumi, kur gali vieną naktį, kad dar naktį atvažiuoti ir pasižiūrėti. Va, labai gražios ekspozicijos, čia tas pats akmens amžius, va, ir strėlių antgaliai, ir va, tie patys visokie akmeniniai įrankiai. Va, čia Skodiškiai yra dovana. Žodžiu, buvo vienas labai gražus renginys, kai mes norėjom barstyčių akmenį prasitėpti akmenį, bet kažkaip nepavyko. Tampim, bet neišėjo. Tai va tokį akmenį pasidalinom, tai Skodiškiai davė mums dalį su Skodo gerbo, akmenis gerbo jiem paliko. Čia toks kaip draugystės simbolis. Kita stela tai yra jau tokia, sakyčiau, simbolinė. Tokia simbolinė, čia yra parašytas Žemgalių dvasinis gyvenimas, čia yra va čia būtent gyvenusių mūsų protėvių Žemgalių šeima, atneša vaikelį, krikštyti atskrenda deivė Laima, pašventina šitą vaikelį. Čia galima atrasti ir elnę devyniaragį, su mėnuliu yra daug senovinių lietuvių dainų mitologinių, kur dainuojama apie elnę devyniaragį, apie kitokius dalykus. Aš tų dainų kažkada gana nemažai žinojau, dainavau, tai galima kiekvieną dainą šifruoti, kiekvieną eilutę, kiekvieną žodį. Tai yra be galo įdomu ir bandyti šifruoti ir tiesiog atsekti mūsų protėvių, mūsų žemės pačias gelmes. Ir tas šifravimas, aišku, kiekvienas gali skirtingai aiškinti, bet aš manau, kad kažkokie mokslininkai galbūt ir giliau sugeba tą dalyką šifruoti, bet gal čia tinka Antano Adomaičio mintis, kad kiekvienas taip, kaip supranta, kaip aiškina, taip ir yra teisybė. Tai čia vėlgi, kaip ir kiekvieno jo kūrinio, galima ilgai stovėti, atrasti daug visokių detalių. Čia ir gebutė kažkur yra, va čia atskirdus irgi šventas paukštis, paskutinis ir
Ir dar čia tik tai ką tik tai nori, gali atrasti. Vat Lietvelės kampe, matot, toksai vilniukas. O čia po lietaus, čia susirenka vandens. Ir tas vanduo yra deivės laimas jau iš karto pašventinimas, galima tą vandenį pasiimti ir su juo pačiam pasišventinti. Nu, kas nori, gali su kryžių ženklu, bet gal žemgaliai nelabai suprastų, bet sakykime tiek to, kaip kam patinka. Va, dar labai gražus galvio darbas, visur yra, va, matot, strėlė pavaizduoti būtent iš mūsų Akmenės miesto herbo. Dabar einame po trupučiuką, jo va čia jau būtent žiemgalių visokie. Ir ginklai, ir papuošalai. Va šitą tokia vyriška segė, jinai yra replika, grinai originalaus papuošalo, pagaminta netgi, kaip tas archeologas pasakojo, netgi pagal visas technologijas, jis bandė atstatyti tas technologijas ir ten jokios elektros nenaudojamos, grinai ir tas žalvaris buvo vario su alavo liejimas, nu žodžiu, kiek įmanoma pagal tą gražią su tą baltą emalę, tokia vyriška segė padarė. Yra ir ilgasis kovos peilis, čia taip mokslininkai vadina, nu toks kaip trumpas kardas, tai labai įdomi tokia forma, tai čia būtent žemgaliam buvo būdingas ginklas, toksai trumpas kardas, toksai romėnai tarkim irgi naudojo trumpus kardus gladijos, 50 cm. Kažkada naudojo kalavijus vos ne 2 metrų. Na, įspūdingas ginklas, ne tokio, jeigu pavyksta trinkti kažkam per karamę, tai jau viskas ir užtenka. Bet įsivaizduojate, jeigu vyksta mūšis, kiek tu gali tokį kalaviją pamojuoti, nu tu greit pavargsi. O su tokiu trumpesniu žymiai ilgiau gali makaluotis ir vis tiek jis yra įspūdingesnis. Va, irgi vyriška apyrankė, tokia irgi iš dalies kaip gynybinis, tokia gali ir atstatyti prieš kardą ir jeigu irgi kam trinktis per galvą, tai kaip kastetas veikia panašiai. A čia aišku ir moteriški, ir papuošimai, ir žiedai visokie, tikrai čia sidabrinis turėtų būti. Sidabrinis. Sidabrinis. Čia galim ir atrasti ir žaičiukų visokių, ir paukščių, visokiausių irgi mūsų mitologijos momentų. Gal tik Andriaus segė yra rastas, kur buvom, prie Suginčių, šalia tenais toj vietoje. Jo, mes, gerai, Arūnas, jis dar geriau už mane žinote. Jis dabar nori filmuoti. Būtent mes pravažiavom su Suginčius, tai ten ta segė rasta. Jo, neseniai. Kas taip? Ko tu jo paklausi? Nežinau, kur yra ir sakau, Tai čia dalis yra čia, bet tikrai ne viskas. iš to muziejaus. Tikrai ne viskas. Arūno paklausti, tiesiog yra pasakyti. Nu, ką visą laiką. Na va, einame chronologiškai vis toliau. Čia jau Žemgalių kova su Livonijos ordinu, tai būtent jau šiek tiek papasakojau, kaip čia Livonijos ordinas atsibastė mūsų kraštus, kaip kovojo prieš mūsų protėvius, prieš Žemgalius, na ir Viestartas karalius, nu, taip vadina Latviai, karalius Viestartas ir Skapės ir Nameisis, bet jau tie trys yra valdovai Žemgalių žinomi, aišku, ir dar kiek yra nežinomų, mato, 100 metų kovojo prieš užpuoliukus, prieš Livonijos ordiną. Ir netgi pavaizduojama, kad vas įsirovė medį ir pasiėmė nu, aišku, tikrovė, kad vargur tai buvo tikrai. Žemgaliai turėjo ginklus ne ką prastesnis negu tie vokiečiai, bet čia toks simbolinis dalykas, čia yra tikrai toks simbolinis dalykas. Ir va, galima atrasti irgi visokių simbolių ir pilis, ir ugnis eina ir degantis namai. Ir kas tik tai nori. Va, ir kryžiuočias skęstantis pelkė, tai čia galbūt ir Kamanų pelkėje. Kamanų pelkėje, va, per Kūlgrindą nepataikė jo. Čia irgi galima iš istorijos atrasti ir visokių dalykų. Ir taip, va, taip po trupučiuką einame link dabarties. Va, čia yra, ko gero, čia aišku yra kopija. Ko gero, nu, mūsų miesto toks jau seniausias dokumentas, tai va, yra parašyta Akmenės miesto steigimo dokumentas. Tai metus turbūt atsimenat, kada buvo autobusas sustoja, ar ne? Kelintais metais. 1531 metais Žygimanto senojo potvarkiu buvo įsteigta Akmenė. Ir čia galima, aišku, ir jau vėlesnių laikų pažiūrėti ginklų ir piliginės. Va, ir galima eiti čia, na, aš sakyčiau, ir pagrindinė šitos istorinės sienos stela. Tai yra būtent Akmenės miesto steigimas. Va.
Tai būtent kaip, bet aš per autobusą kiaurai matau, 1541 metais Žygimanto Senojo ir Lietuvos Lenkijos valdovo įsakymu buvo suteikta privilegija steigti Akmenės miestą. Pačia atjoja iš Žemaitijos vietininkas Jonas Bilevičius Stanevičius. Jisai priima šitą raštą ir tai irgi žmogus tikrai nusipelnęs, kad apie jį būtų galima ir daugiau tyrinėti, daugiau kalbėti. Labai šviesus žmogus, globojęs ir patį Martyną Mažvydą ir Rapolionį ir bendravęs su ką tik įsteigtos Livonijos valstybės valdovu Alberto arba Albrechtu. Tai jis buvo paskutinysis Livonijos ordino magistras ir tapo pirmojo pasaulietinis Livonijos valstybės valdovu. Buvo vienuolis, bet jis metė tą visą vienuolininkystę, susirado kažkokią gražią vienuolę, apsiženęs, žodžiu, ir kitiem vienuolėm tą patį prisakė padaryti, labai laimingai gyveno. Ir jis tarp kitko buvo Žygimanto Senojo sūnėnas, tas kunigaikštis Albrechtas, bet ir susirašinėjo su Jonu Bilevičium. Ir tai yra žmogus ir globojęs tokius žymius žmonės, tai vadinasi ir Lietuvos istorijai ir kultūrai labai daug prisidėjęs. O šalia stovi Žygimanto Senojo dukra, Ona Jogailaitė. Jau ji, kai tapo Lietuvos ir Lenkijos valdovė, tai jos įsakymu buvo pastatyta Akmenės bažnyčia. Tai va, jau rodo kaip yra delno šito bažnyčia, kuri jos rūpišių, jos įsakymas yra. Bažnyčioje galima irgi rasti šito dokumento kopiją, būtent Onos Jogailaitės dekretą, pagal kurį buvo pastatyta Akmenės bažnyčia. Nu, va, einam dar labiau į dabartį, čia galima. Čia tikrai Arūnas gali papasakoti apie lopį čia ras, ar ne? Taip, bet ir pats jau gali papasakoti. Nu taip, tu dabar filmuoji, tai čia būtent statant šitą senelę, aš kiek, jeigu gerai atsimenu, būtent šitas lobis buvo rastas. Ne šitas buvo, bet va šito, to mažesnį tie pinigai. Tie mažesni, čia kiti iš kitur. Žodžiu, tai čia kokie pinigai, čia yra visi surašyti, visokiausi taleriai, šeštokai, trečiokai ir kas tik nori. Dabar yra daug tokių žmonių, nusipirkę visokių metalo ieškiklių, vaikštinėja po visokias senas sodybas, atranda daug visokių tokių pinigų ir kitokių dalykų. Kai ką savo pasiima, bet kai ką yra kur elektrą nesėjai. Sakykime, yra labiau tai patriotiškai nusiteikęs, tai va, atiduoda ir šitokias ekspozicijas arba muziejam. Ir, na, taip ir Vegerių šitie archeologiniai atradimai irgi jų pradžia buvo nuo to, kad vienas žmogus, kuris įsiminėjo, galbūt, sakykime, nelabai legalia archeologija, bet jisai nenuslėpė to, jisai pasakė, žodžiu, kad va, ten yra tokios vietos ir tada tenai prasitėsi tie tyrimai, vėl kur Arūnas gali viską ko puikiausiai papasakoti. Gal autobusą papasakoti, nežinau, apie šitos tyrimus. Tai va gerai, kad tokių žmonių atsiranda, kurie ne vien tik tai savo yra pasiruošę visus susigrobti, bet ir dalinasi su visuomenė ir tai padeda mums geriau pažinti savo istoriją, jie domėtis ir toliau tyrinėti. Aš gal Andrių biškį papildysiu, va ta sidabrinė moneta yra taleris, patogonas skaitas taleris. Tai čia yra vieno talerio kursas, tai vienu žodžiu viena ta sidabrinė 540 tokių buvo varinių monetų. Kursas toksai, 540. Daugiausia olandų buvo, bet ir ispanų ir visokių būdavo. Tai va čia kursas toks, to laikotarpio. Va, tikrai be galo įdomi istorija, dabar jau einame prie Šiaurės karo. Šiaurės karas tai vyko, kuomet kovojo Rusijos valstybė, Švedija, Lietuvos Lenkijos valstybė, dar ir Vokietijos buvo šiek tiek įjungta, tai čia, žodžiu, Lietuvos Lenkijos valstybė iš pradžių su Rusija susidėjo, kadangi reikėjo prieš Švediją kovoti, bet paskui pasirodė, kad atvirkščiai viskas išėjo, Rusija dar žymiai daugiau mums bėdos atnešė, bet, žinot, istorija visai būna. Būna vieni sąjungininkai, kiti švedai, čia tarp kitko irgi pakankamai nemažai ko pridarė mūsų kraštuose, buvo ir Akmenė, užpuolė, ne tik užpuolė, bet ir sunaikinė, sudeginė visą Akmenę. Netgi išliko toksai pasakojimas, kai kuomet švedų įgula veržėsi, čia įsivaizduoja tokį vaizdelį, čia sproginėjai svidiniai, patrankos, žodžiu, šaudo, dega miestas ir švedų karininkas su tuometiniu klebonu žaidžia kortų. Žaidžia iš laisvės, sako, jeigu
tu laimėsi, aš tave paleisiu, bet jeigu pralaimėsiu, aš tave paėmė nelaisvę, kalėjimą uždarau. Nu, klebono nėra pasirinkimo, nu, žaidžia. Žodžiu, baigės taip, kad klebonas pralaimėjo, jį uždarė Šiaulių kalėjimą, bet kažkaip ten įvyko mūšiai, lietuvių kariuomenė greitai atėjo, išvadavo, tai gal tik kokį mėnesį tai prasidėjo, bet tada, va, toksai labai įdomus žaidimas kartu visi vyko. Ir jo, dabar švedai sudegino akmenį ir iki šios dienos dar mums nekompensuoja nuostolius, nes mes turim teisę paprašyti švedų, kaip kad Biržų meras, kad prašė kažkada, kad kompensuotų nuostolius, bet, na, aišku, čia galime tik pajuokauti, nes, žinau, kaip sakom, kartais mes, kartais mums, žodžiu, kaip kada pasiseka. Va, tai va, po šito šiaurės karo tada Rusijos, tada prie Petro I buvo, tada jo, kaip sakoma, jau Rusijos galia išaugo, švedai buvo sumušti per Poltavos, tada ir į Ukrainą verčiasi, Rusija ir jau, nu, Lietuvos dar neužėmė, bet jau nemažai žemės apkarpė, mūsų kartus verčiasi. Tai šito karo toksai buvo rezultatas, pagrindinis, kad Rusijos galia gana sustiprėjo. Nu, va, einam prie kol kas paskutinės temos, kol kas paskutinės. Čia yra. Tai bus dar, tai kitoj pusė gali statyti. Ne, kitoj pusė. Va, čia tikrai, sakyčiau, labai tokia liūdna, negatyvi istorinė stela, sulig jie negali baigtis. Šitą istorinę sieną turi baigti su nepriklausomybės nustatymu, su mūsų valstybės atkūrimo. Čia pat yra bliūtų, turi publikos sulenkinimas. Pamatas publikos. Arba bendros valstybės teisės Lietuvos, valstybės teisės matos nuo Maskvos, jau veržiasi, Žemaičių lokys dar priešinasi, bet jau matot, jau uždėtas jau grandinė ant kojų. Va, tada net, matote, net cheminis ginklas buvo panaudotas. Va, lokys panaudoja cheminį ginklą. Va, čia akmeniečiai mylintis laisvę laiko vėliavą akmenis, matote, su strėle. Čia laisvės angelas, jau aišku, nuliūdęs, kad kadangi jau nebetekome savo laisvės, tada ir apie 150 metų, ne kažkur buvome okupuoti, iki tol, kol atkūrėme savo valstybę. Irgi tik 20 metų, tada vėl nauja okupacija buvo 90 metais vėl įsivadovė, labai tikimės, kad jau nebereiks istoriją rašyti vėl naujų okupacijų ir išsilaisvinimų, kad čia bus amžinamas išsilaisvinimas ir dar, aišku, reikės bent jau vieną stelą tikrai pastatyti. Tai va, dabar dar turime kažkiek laiko,